Ok, hello guys, tai vienu žodžiu, manote, aš visai gražiai pasipuošus esu, nes varau dabar pas Jorį švęsti Valentinkę. Nu, ta prasme, švęsti su kartu pabūti. Kadangi Joris rytoj jau įskrenda į Ameriką, tai mes nusprendėme, mes šiandien atšvęsti Valentinkę, nes jau rytoj 5 ryto išvaro į oro uostą. Tai aš galiu jums parodyti, jeigu jūs dar nenupirkot nieko savo vaikinam antroj pusėje, tai aš jums galiu parodyti, ką aš nupirkau Joriui. Aš manau, niekada nenuvils, bet iš Miniso bet koks žaisliukas. Suprantat, čia ne tik panos, kurios yra apses su žaisliukais, berniukai lygiai taip pat. Aš jums nekauju, aš kalbu iš patirties, nes aš jau Joriui kokius 3 žaisliukus esu padovanojus iš Miniso, gal 2. Ir jisai miega su jais. Tiesiog jisai miega su jais. Toksai cute laselė, aš jums sakau, tai aš nupirkau iš Miniso tokią žaisliukas ir pagalbę. Nu, argi čia ne Joris? Nu, jūs tik pasižiūrėkit. Toksai, vietau. Čia jūs, nu, visiškas Joris. Aš jums sakau, pažiūrėkit šitą meškiuko dydį. Ir jisai tiesiog žiauriai cute yra, žiauriai minkštas. Ir toksai gali ir miegoti, gali ir kadlinti ir tiesiog, manau, perfect dovana. Čia didžiausias žaisliukas, kokį buvau kol kas nupirkusi Joriui. Tada šiaip tai jis labai priklauso nuo vaikino, žiūrint jo lūkesčius, jo ten šiaip jo, nu, kas jam patinka ir apskritai. Aš sakau, Joris tiesiog, jisai tiesiog obsessed yra su masažais, obsessed. Aš jam tik paliečiu nugarą ir tokia, oh fuck, jis toksai, oh, prašau, sakau, palauk, ne. Nes man jau kartais atsibosta daryti, nu, bet tipo vis tiek padarau. Tai aš jam nupirkau body cream ir parašiau, tipo, free uses of massage, love you. Aš manau, jam šitą dovaną labiausiai patiks. Nes jūs jau pažiūrėkite, jisai pamatys šitą body cream ir aš jam kiekvieną dieną galėsiu, nu, kiekvieną dieną, bet kada mes sutiksim, aš jam galėsiu, vat, masažuoti nugarą. Jam bus gerai, žinai. Jūs pagalvokit, kam nepatinka masažai. Tau gera, tau skrečina tavo back, nu toksai wow. Nu, man asmeniškai tai labai kutena, bet kitiem, aš nesutikau žmogaus, kuriam nepatiktų masažai. Tai sakau, kad body cream yra the best dalykas. Nes anksčiau aš darydavau Joriui su body butter. Toksai iš Douglo yra, body shop'o tiksliau. Taip pat. Tada paėmiau šiaip ten M&M'sų. Čia žinote, kad pagražinti visą vaizdą, jo mėgstamiausia Nivea Lip Balm. Čia Jorio top 1, aš jums sakau, šitas yra toks sotus ir jisai taip tavo lūpas, aš pati tokį nusipirkau, jisai tavo lūpas labai padaro tokias vandeningas gaives. Tokias atrodo, kad prisotintos tokio kremo, taip skaniai vieną kartą užtepė, iš karto tau, wow, toks jausmas. Labai hydratina tavo visas lips, tai jūs tiesiog pasižiūrėkit. Būtent šitas, nežinau kaip jūs matot, bet būtent šitas yra geriausias vazelinas. Ir manau dabar žiemą, ypač kada džiūsta lūpas, labai reikia tų vazelinų, tai siūlau nupirkti. Arba savo nusipirkti, arba kažkam. Čia šiaip kaip idėja. Tada paėmiau 3 gumas, nes vaino čia tiesiog dėl grožio, kad geriau atrodytų. Tokios. Šiaip. Ir dabar kam esmė, kad mano mama net važiuoja, o jinai man turi atvežti nuotrauką mūsų su Joriu atspausdintą, nes aš noriu įdėti tokį, žodžiu, žiūri, kių toksai frame yra mūsų nuotrauka čia būtų, bet jeigu mano mama net važiuos, ką man daryti? Aš nežinau, noriu Joriui šį kartą, taip šiandien nunešti, o ne po atostogų. Nes nežinau. Ok, and last thing yra banana bread. Aš sakau, aš vakar, Joris neturi no idea, bet kiek man kartų Joris sako, kada tu man pakukinsi, kada tu man banana bread, kada tu man tą, na. Galvoju, jisai žiauri nori. Tai kodėl tiesiog man nepadarius? Ir aš padariau jam vakar banana bread. Tai tokia skani. Aš truputį nemeluosiu, gabaliuką mažą paragavau. Wow. Skonis yra wow. Sakau, aš ant viršaus, aš dariau, galvoju, nufilmuoti kaip gaminu, bet galvoju nereikia. Nes ten aš tada iš dušo buvau, ten visą tokia, pavargus, tai ne. Bet vakar gaminau 1.5 valandą, žiauriai paprastai, žiauriai skaniai, ten su čoko chips ant viršaus viską. Bet kažkaip tie čoko chips ėjo į vidų. Uždėjau bananą ant grožio, tipo, ant viršaus, ne, kad būtų gražiai karočią. Nu, žodžiu, išsiputlavusi tą duoną, puri. Ir žinot ką? Man tas bananas visas į vidų suėjo. Aš jums toj parodysiu. Kaip atrodė, kada bananą uždėjau ant viršaus ir toks rezultatas. Tai supratote, apie ką aš kalbu, bet it's okay. Ir viskas, realiai, tai tiek, galiu parodyti, ką nusipirkau. Nusipirkau šiandien su tėčiu buvom outletais, ten pirko savo džinsus, kostiumėlį, ten kažkokį savo vyriškų dalykų. Aš jam padėjau išrinkti bag džinsus. Ir nusipirkau tokį pumą, tokį maišą. Aš galiu išpakuoti. Nes realiai iš namuos man taip reikėjo kažkokio krepšio tiek į kūno kultūrą, tiek į žirgyną po mokyklą. Nes aš turiu grįžti namo pasimti aprangą, nes man nekalba kuprinė. Tai čia toks ir nedidelis mažiukas.
Nu, žiauriai, jau toksai, turiu čia pas save dabar. Va toksai va atrodė tiesiog mini. Kažkaip taip jisai gal pasiėmė. Žiauriai fainas, tai va pasiėmiau šitą. Dar nusipirkau šiandien plaukų laką ir tokį mišo pudrą, bet dar parodys, ką nusipirkau, tai aš nusipirkau iš New Yorkerio, čia anksčiau gal prieš porą savaičių. Nenufilmau holo, nes neapsimoka dėl vieno dalyko, bet va šitą nusipirkau megztinis žiauriai gražus ir šitas kelnes matching, bet aš dabar būsiu šitom kelnėm, nes čia iš Brandy Melville jos biškai geriau atrodo. Tai va, žodžiu, mano fitas šiandien yra taip. Ir viskas, aš įdėsiu banana bread. Ir aš tikiuosi, mano mama spės atvaryti. Ir va čia jam tokia dovanėlė bus. Nežinau, ar bernam reikia dovanoti gėlių, gal nereikia. Jam gėlės yra banana bread. Tai tikiuosi, jums padėjau kažkokių Valentine's ideas ir panašiai. Jeigu norite kažkokių daugiau video ir panašiai, jūs man tiesiog parašykite komentaruose, ką jūs norite iš manęs video kokių. Aš jums nufilmuosiu, tai tikiuosi patiko, tikiuosi padėjau. Ir rytoj Valentinkę, ne poryt. Tikiuosi jums daug kažkokių čia idėjų, ką galėtumėt nupirkti. Jeigu dar nenupirkot, tai va čia jums idėja. Tai va dabar viskas varu pas Jorį. Kukinsim, žiūrėsim filmą, la. Ir visus labai myliu, bučiuoju. Ir iki.